Kai šią savaitę rengėme reportažą apie Tinos ir Tado porą, netikėtai pravirko Tina. Įregis paprastus klausimus apie patirtą laiką šokių projekte ir ant parketo išgyventas emocijas, Tina sureagavo labai jautriai. Kas labiausiai tave graudina? Pasiektų žmonių širdis. Kai tai, ką sukūrė, sulaukia atsako. Kai tai, ką nori parodyti, kažkas supranta, pajaučia. Tina ir Tadas, arba kaip jie save vadina, TT. Tai duetas, iš kurio parketas pareikalavo ne tik juodo prakaito, bet labiausiai psichologinės įtampos. Emocijos aukščiausią tašką pasiekė tuo met, kai vieną sekmadienį pora netikėtai iš projekto iškrito. Tos duobės nereikėjo iš principo. Man atrodo, mes viską darėm taip, kaip reikėjo padaryti. Tiesiog tai buvo tokia juoda diena mums ir tas išlipimas tiesiog vis atėjo, praėjo, gerai, kad susikaupėm, kad vis tik tai nusprendėm, jog reikia mums grįžti, ne vien dėl savęs, o dėl tų pačių žiūrovų. Ir grįžę mes, kaip sakant, išsikėlėm savo dar aukštesnius tikslus. Šiandien atvėsus emocijoms jau galima drąsiai teigti, tai buvo poros lūžis šokių projekte. Ilgai ir atsakingai svarstę, Tina ir Tadas galiausiai grįžo ant parketo, su pastebimai didesnė jėga, su trenksmu. Šiame šokių projekte buvo erdvė, nežinau, man ištraukti, ką aš giliausiai jaučiu. Ir Tadas tai padėjo. Tai kažkaip tas momentas, kada suvoki, kad kuriai tai, kas iš tiesų patinka, yra labai toks su širpuliukais. Ir, matot, su ašarom. Oi. Visas šitas laikas, aš sakyčiau, buvo toks pakankamai geras, neskaitant vienos tokios duobės. Ja? Bet šiaip iš principo nuo pat pradžių buvo toks kažkoks labai geras jausmas, kadangi gavau gerą partnerę, gavau gerą komandą, kuri dirbo kartu su mum ir visas tas atsistojo į tokią poziciją, kada toks jausmas, kad realiai tu realizuoji save vos ne 120%. Niekada nežiūrėjau, nežinau, šitą projektą nei kaip į žaidimą, nei kaip į konkursą. Niekada, net nežinau. Tai kažkoks buvo, kažkaip, nežinau, gal kūrybinė kalvė, kai tu turi visas galimybės kurti, turi visas galimybės tai parodyti. Bet tas šokių projektas man nebuvo paviršutinis dalykas. Ir kiekvienas išėjimas į sceną man buvo dovana.